svečiai, žurnalistai bei spaudos konferencijos dalyviai. Dėkoju Jums visiems susirinkusiems į šiandienos mūsų spaudos konferenciją, kurios tema yra jaunimo darbuotojas, kas tai, jo svarba ir reikalingumas. Spaudos konferencijoje dalyvauja socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas. Labą dieną. Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius Mindaugas Kulevas. Bei Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas Kleiva. Sveiki. Norime Jums pristatyti naujovę. Nuo šiol savivaldybėse turėsime galimybę išvysti jaunimo darbuotojus. Papasakosime Jums, kas yra tie jaunimo darbuotojai, už ką jie bus atsakingi, kokias problemas spręs ir kuo galės padėti jaunimui. Taip pat trumpai aptarsime, kas yra jau padaryta šiuo klausimu ir kokios yra ateities perspektyvos. Taip pat papasakosime, kaip pavyko mūsų pirmasis jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemos išbandymas vienoje Lietuvos savivaldybėje. Taigi, pirmiausiai pasisakyti kviečiu socialinės apsaugos ir darbo ministrą Donatą Jankauską, kuris mums papasakos, kas yra tas jaunimo darbuotojas, kokie yra keliami uždaviniai šiems žmonėms, ko iš jų tikimasi, bei kodėl atsirado toks poreikis būtent turėti jaunimo darbuotoją visose savivaldybėse. Labą dieną, pirmiausia, ačiū už tai, kad turime galimybę papasakoti apie jau esančias patirtis konkrečiai Telšių savivaldybėje. Ir jaunimo reikalų departamentas, kuris yra pradėjęs iniciatyvas ir šiandien turi galimybę pasidalinti apie tai, kaip sekasi, o bendrais bruožais, norėdamas pristatyti tą iniciatyvą arba tą projektą, kuris jau yra pradėtas įgyvendinti, norėčiau pradėti nuo to tikrai seniai paplitusio posakio, kaip šauki, taip ir atsiliepia. Tai ir kalbant apie jaunimo situacijas, apie nūdienos iššūkius, su kuriais susiduria jauni žmonės, ar tai būtų Lietuvos miestas, miestelis ar kaimas, kuriame jaunas žmogus ieško galimybių save realizuoti ir matyti savo perspektyvą, ar tai būtų jau ES kontekste judaus jaunimo idėjos ir kaip jauniems žmonėms, kurie šiandien nori įgyti kvalifikacijas ir save realizuoti nebūtinai Lietuvoje, galbūt kitoje ES valstybėje, tačiau matyti savo perspektyvą vėlgi ir sugrįžus į gimtąją šalį, į gimtąjį miestą ar gimtąjį kaimelį. Tai tas visas kontekstas iš tikrųjų ir sąlygoja tokių projektų, kurie pradėti įgyvendinti atsiradimą ir vėlgi tokie stereotipai, kurie nuo seno yra, kad tarkim, jeigu bibliotekoje žmogaus darbas dirbančio bibliotekininko yra tik tai paduoti knygą, būdavo taip dažnai manoma, kad mokytojo pareiga, jeigu matematikos pamoka, tai išmokinti aritmetinių veiksmų. Tai gyvenimas iš tikrųjų yra labai dinamiškas ir šiandienos diktuojami dalykai yra kur kas platesni. Į biblioteką atėjęs žmogus jau nori ne tik tai knygos, bet ir internetu pasinaudoti galimybės. Jaunas arba pagyvenęs žmogus kartais ateina ir tam, kad išmokti tuo internetu pasinaudoti. Ir ypatingai su jaunai žmonėm bendravimas, kokioj srity tai bebūtų, ar ta paminėta biblioteka, ar tai būtų tiesiog sporto klubas, kur sporto treneris, ugdydamas jaunąją kartą ir mokydamas sportuoti, iš tikrųjų turi turėti ir gebėjimus, ir kompetenciją. Žinoma, pirmiausia reikia, kad būtų noras vis tik tai tą kompetenciją papildomai įgyti, kad suvokti ir suprasti, ko jaunas žmogus atėjęs sportuoti, kokius jisai turi savo lūkesčius ir su kokiais iššūkiais susiduria ne tik tai sporto salėje ar sporto aikštelėje, bet ir už jos ribų. Tiek prieš treniruotę, tiek po treniruotės, taigi ir pati idėja. Jaunimo darbuotojai tai nėra kažkokios specialybės konkrečios, kad žmogus parengtą specialybę, gauna diplomą ir jisai jau jaunimo darbuotojas ir tą darbą dirba pagal įgytą specialybę. Iš tikrųjų siekiame, kad būtų kuo didesnis susidomėjimas ir kad kiekvienas žmogus, kuris vienokia ar kitokia forma turi galimybę bendrauti su jaunimu šiandienos savo darbuose, savo užklasinėje veikloje, jeigu taip galima išsireikšti, kad turėtų galimybę ir daugiau žinių, kaip kalbėtis su jaunai žmonėm, kaip suvokti jaunų žmonių poreikius ir kaip kartu sutarus tos poreikius realizuoti. Taigi bendrais žodžiais būtų tiek, jaunimo reikalų departamentas turbūt detaliau ir papasakos ir smulkiau, kaip tie projektai pradedami ir kadangi jau Telšių rajonas yra jau praėjęs tą kelią, taigi ir iš praktinių pavyzdžių, o kaip sekėsi ir ko galime tikėtis ateityje, nes vėlgi grįžtų prie to, nuo ko pradėjau, kad jauni žmonės šiandien
turėtų kuo platesnės galimybės matyti savo perspektyvą ir ateitį ir galėtų realizuoti savo iš tikrųjų norus, o tuos norus suvokti ir suprasti nėra taip paprasta. Taigi šita sertifikavimas skamba biurokratiškai galbūt dalykas, bet tai yra tik tai sertifikatas kaip antrinis dalykas palydintis, kad žmogus, kuris dirba su jaunimu savo tiesioginėje veikloje, yra įgyjęs papildomų žinių ir šiandien yra pagal nūdienos jau reikalavimus papildomą išsilavinimą gavęs ir tas sertifikatas yra bus kaip ir paliudijimas, kad su jaunimu toks žmogus iš tikrųjų nori dirbti visapusiškai, ne tik tai toj siauroj savo srity, kurią pagal profesiją yra pasirinkęs. Ir toliau pasisakyti kviečiu Jaunimo reikalų departamento direktorių Mindaugą Kulevą, kuris pristatys situaciją, kuo departamentas prisideda prie jaunimo darbuotojo klausimo. Labadiena, sveiki visiems. Norėjau pradėti kalbą sakydamas, kad ministras jau viską pasakė ir belieka tik pritarti jo nuomonė ir galim skirstytis, bet iš tikrųjų ministras sako, kad reikės ir mums pasisakyti. Tai norėčiau iš tikrųjų pasakyti, kaip ir ministras pradėjo nuo tam tikrų patarlių, tai ir čia, kad viščiukus skaičiuoja rudenį. Tai kol tas ruduo dar šiandien nepasibaigęs, paskutinė diena rudens, tai mes irgi norim pasidžiaugti, kad iš tikrųjų tas projektas, kuris vyksta ir jau pirmosius rezultatus turėsime, rytoj bus įteikti pirmieji sertifikatai jaunimo darbuotojų, pirmiems 100 žmonių paruoštiems. Tai mes tą projektą pradėjom keli metai atgal su Europos socialinio fondo pagalba. Viena iš projekto veiklų buvo jaunimo darbuotojų parengimas. Kaip iki to atėjome? Jau keletas metų anksčiau buvo įvairių iniciatyvų ir kalbų apie jaunimo darbuotojų reikalingumą. Buvo įvairių ir darbo grupių, ir kitokių darinių iniciatyvų, bet kol nebuvo finansavimo, tas niekaip neįgavo kūno, vien tik tai buvo žodis, ar ne? Atsiradus galimybė iš Europos socialinio fondo gauti finansavimą, buvo sudaryta Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, parengta tam tikra žmonių grupė, kuri išgrynino tas veiklas, buvo pateikta tam projektui, kas reikalinga. Mes tada gavome rezultatus, ko mes norime iš to projekto ir to pasiekoje atsirado jaunimo darbuotojo, kaip tiksliau įsireiškus, aprašas, ko mes norime, kaip tas jaunimo darbuotojas dirbtų ir kokias kompetencijas jis turėtų įgauti. Tai mes šiuo metu, kaip jau ir minėjau, esame parengę tą programą, yra pagal viešuosius pirkimus laimėjusi Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija laimėjusi konkursą ir dalyvavo šitame jaunimo darbuotojų paruošime. Suorganizavimo tą metodiką ir turime šiandien tos jaunimo darbuotojus. Tie jaunimo darbuotojai dirbs savivaldybėje, kaip jau ir ministras minėjo, ne tik kažkurioje konkrečioje vietoje, bet ir ten, kurie ir dabar yra. Jie, taip kaip ir buvo minėta, ar biblioteko, ar mokykloje, ar sporto treneriai, kad jie turės kompetencijas, kurias galės panaudoti ne tik tai specialybei, kurias šiandien turi. Papildomų lėšų kol kas tam nereikalaujama kaip atlyginimui, nes tie darbuotojai šalia savo darbo turės kompetencijas, kurias galės panaudoti. Ar ta metodika naudinga savivaldybėms? Apie tai galės pasakyti Telšių meras, ponas Vytautas Kleiva. Bet jau šiandien mes žinome, kad tas kompetencijas, kurias įgavo Telšių savivaldybės jaunimo darbuotojai, kurie jau yra paruošti, jau pas juos savivaldybėje vyksta įvairūs projektai, kur yra bendradarbiavimas, susitikimai ir tų projektų bendras įgyvendinimas. Tai mes manome, kad tai tikrai yra naudinga ir savivaldybėje neša tikrai kokybinius pokyčius. O ateities uždaviniai iš tos mūsų veiklos, kurią čia dabar apipasakojame, tai mūsų noras yra, kad jaunimo darbuotojas būtų įteisintas pilnateisis darbo rinkos dalyvis ir ateityje galėtų turėti ir tam tikras socialinės garantijas po 50 metų, nes projektas vis tiek tai nėra vienkartinės vienų metų
reikalas ir turės tie dalykai vystytis, valstybė ne taip paprastai viskas iš karto. Ir manome, kad jaunimo darbuotojas bus vienas iš tų žmonių, kurie teiks pasiūlymus neformaliajam ugdymui jaunimo. Jie dalyvaus toje rinkoje, kurią Švietimo ir mokslo ministerija rengia neformalų ugdymo koncepciją ir jau girdėjote, turbūt spaudoje matėte, kad pirmos 4 savivaldybės jau pilotinis projektas prasideda 12 metais. Jaunimo darbuotojai, manau, kad bus vieni iš pagrindinių dalyvių šito neformalų ugdymo. Tai tiek iš manęs. Ačiū. Kviečiu pasisakyti Telšių rajono savivaldybės merą Vytautą Kleivą, kuris pristatys mums Telšių rajono jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemos išbandymą, kuris buvo atliktas pirmą kartą Lietuvoje ir būtent pasirinkta Telšių rajono savivaldybė. Ačiū už suteiktą žodį, labą dieną dar kartelį visiems, gerbiamas ministrė. Iš tikrųjų, man nebus lengva kalbėti, kadangi šitoj salėje yra žmonių, kurie puikiai žino Telšių jaunimą. Todėl malonu, kad Telšių rajono savivaldybė buvo pasirinkta, viena iš 7 savivaldybė buvo pasirinkta dalyvauti šitam projekte, bet aš gal iš praktinės pusės norėčiau pasakyti, kad ko gero mes šitam projektui ruošėmės jau prieš daug metų, kadangi viena iš nedaugelio savivaldybių, kur seniūnijose yra įsteigti sporto metodininkai etatai ir salės turi būti jaunimui atviros, nes nykstant kaimo mokykloms vis dėlto tos mokyklos, pavyzdžiui, buvo 10 metais, liko pradinės, bet vis tiek tas jaunimas išvažiuoja į bazinės mokyklas, į didesnius miestelius, bet jie vakare grįžta, jiems reikia užimtumo, jiems reikia galbūt atviros sporto salės. Todėl mes vieną iš nedaugelio savivaldybių, kaip sakiau, įsteigėm šitos etatus ir išlaikėm juos net ir šito krizės laikotarpiu, nes mes pilnai suprantam, kad vis tiek, kaip bebūtų sunku, toj Lietuvėlėje ar savivaldybėj, vis tiek mes negalime nekreipti dėmesio į šitą jaunimo užimtumą. Todėl vakarais jaunimas sportuoja, jis groja, užsiima kitais dalykais, nes vis dėlto manau, kad jaunimas, kuo daugiau užimtas, tuo mažiau yra polinkio į negerus dalykus. Aišku, lengviausiai ir tikriausiai kalbėti apie tą jaunimą, kuris užsiima pozityvių darbų, bet manau, kad mūsų tikslas yra įtraukti kuo daugiau jaunimo, kurie linkę į tam tikrus sakyčiau, polinkis į galbūt tokius ne visiškai gerus dalykus, jokios paslapties nėra, negalim sakyti, kad nėra problemos nusikalstamumo, nėra problemos kitų dalykų, visur jau yra tų problemų, neišimtis į telšiai, negaliu sakyti, kad čia reikėtų jau signalą siųsti kažkam tai, bet tą linkme dirbam ir iš tikrųjų, kuo daugiau kvalifikuotų darbuotojų, tuo yra geriau suprasti tą darbą su jaunimu, nes aš visuomet sakau, tobulėjimui ribų nėra, o mokytis reikia visą gyvenimą. Ir nes negalim teikti, kad čia anksčiau, prieš tą projektą, čia jau niekas nemokėjo dirbti su jaunimu, jokiais būdais dirbo pedagogai, dirbo jaunimo darbuotojai, kurie kuruoja tą sritį. Ir pas mus yra atsakingas, aišku, administracijai žmogus už jaunimo darbo koordinavimą. Mes įsteigėm jaunimo centrą, kuriame puikiai darbuojasi direktoriai ir kitų metų biudžetą taip pat numatom dar vieną etatą įsteigti, nes vienas žmogus, tik vienam žmogui tai labai sudėtinga. Ir aišku, dar Varniuose, kuris yra, važiuojant į Telšius iš Vilniaus, puikiai žinome, kokioje vietoje. Tai taip pat prieš keletą metų vietoj kultūros centrų mes reorganizavom kultūros centrą į jaunimo centrą. Ir ten taip pat buvo reikalingi kvalifikuoti darbuotojai. Ir iš tikrųjų į šitą projektą įsijungė apie 30 mokytojų, įsijungė įvairių profesijų atstovai, kurie dirba nevyriausybinėse organizacijose, kultūros darbuotojų 17, socialiniai pedagogai 7, socialiniai darbuotojai 9, psichologai 2. Truputėlį norėčiau, jeigu aš dar turiu laiko, apsistoti ties psichologais. Mes visuomet akcentuojam, kad
reiškia, nėra mokyklose psichologų, turim problemų su tuo jaunimu, kuriems reikalinga psichologinė pagalba. Ir aš visuomet sakau savo rajone, nėra problemų dėl pinigų, yra problemų dėl specialistų. Todėl iš tikrųjų, jeigu mes turėtumėm specialistų kiekvienoje mokykloje po psichologą, gal net po 2 psichologus, o ypatingai ne tik mieste, bet ir kaimiškose vietovėse, tai iš tikrųjų mes galbūt ir turėtume mažiau problemų su tokiais negatyviais reiškiniais, kurie pasireiškia mūsų savivaldybė ir visoje Lietuvoje. Na ir aišku, socialinių studijų studentai buvo įsijungę 6 ir iš viso buvo 176 valandų mokymo kursas pravestas ir manau, kad mes viso to pasekoj vainikuosim, kada šitiem žmonėms bus įteikti sertifikatai. Tai iš praktinės pusės noriu pasakyti, kad iš tikrųjų be galo esu patenkintas šito projekto ir dėkuoju jaunimo reikalų departamentui prie socialinės ir darbo ministerijos, kurie žmonės iš tikrųjų važiavo į Telšius, organizavo kursus ir aš pilnai suprantu, kad nėra taip lengva organizuoti bet kokį projektą, manau, ir šitas nebuvo taip visiškai jau lengva, jeigu taip atvirai kalbant. Bet aišku, telšiškiai, žemaičiai, jie kada jau imasi, jeigu tyli, tai tyli, bet jeigu dirba, tai dirba. Ir pabaigą visiškai pasakysiu, ir lietuvių žemaitis pabadės posėdį skundara, veizė galą. Ačiū.